Gerą dienelę, draugai. Atsidūriau Denpasare šiandien, nes šiandien reikėjo man patvirtinti tapatybę. Užsiregistravau ir artimiausias laikas buvo tik šiai dienai. Tai palikau draugą namie. Dabar pasimsiu Alfamarte, Beanspot'e kavytės ir varysiu į migracijos tarnybą. Selamat pagi. Cafe latte, ice? Ice. Yeah. Cafe latte. Ya, yang hot. Ice. Dingo. So you don't have ice? No. Okay, smack. Važiuoju, kitur noriu šaltos. Bandymas numeris 2. Man pastoviai čia kažkokios nesąmonės vyksta, tai vakar irgi viena nesąmonė buvo. Apatinę lūpą pradėjo tinti toks jausmas, kad arba uodas įkando, arba tiesiog alergija nuo kažko. Bet nieko kažko tokio nevalgiau, ko įprastai nevalgau. Tai nežinau, tiesiog tai biški. Ir šiaip dar jaučiu, kad šiandien irgi yra kažkas. Nežinau. Kaip painiai, bet cukraus padarė. Stovi mano matu pirkite. Palikau motą už kampo, kad nereikėtų mokėti. Tai čia kaip ir negalima filmuoti. Tai aš nieko nefilmuosiu. Galbūt grįžtu taip atrodo. Ten counterį, o tenai čekina daro nuotrauką ir šneki su pareigūnu, kodėl nori likti, prasilgyti ir taip toliau. Čia praeitais metais irgi buvau. Čia yra nemokama kavytė arbatytė, trarelė, turiu sausinukų, saldainiukų ir viskas. Tenai atsimenu prie to langelio praeitais metais tik tai atsiėmiau dokumentus, pasą, nes reikėjo palikti kažkodėl ir viskas taip žinai. Tai ką, kaip baigsiu pranešiu. Čau. Geras, viskas. Tai ten labai greitai patikrino pasą, paklausinėjo ar pirmą ar ne pirmą kartą, nors jau mato, kad aš ne pirmą kartą čia. Ir labai šiaip faina moterytė, jauna tokia mergina, sakyčiau, ne moterytė. Sako, būtinai kitais metais, sako, matau grįžti, atvažiuoti į Sumatrą, įvesti Sumatrą. Pradėjo pasakoti apie maistą, pabandyk tą, sako, Balį irgi yra, bet sako, jisai nėra toks geras, koks tenai. Tai žodžiu, tai greitai čia tas laikas prabėgo, tai dabar turim po 11:14 ir aš jau viską susitvarkęs, atvažiavau beveik ant 11, gal čiut prieš 11. Tai šiandien pasiupdeitino mano planas, kol sėdėjau, buvau prisijungus prie interneto, tai prisiminiau, reiks pasipildyti dar internetą, nes jau baigėsi. Tai gavau pakvietimą šiandien atvykti į Kangų. Tariu dviem būdais, nes labai visi skirtingai taria. Prieš kokias 3-4 dienas, kai dirbau Sajūri, montavau savo vlogelį, susipažinau su lietuviu tokiu, Tomu. Tai kažkaip labai sutapo energija, požiūris ir irgi toksai dvasinis labai žmogus, atradęs savo dvasinį kelią, tai 6 metus jis jau čia, kaip suprantu, apsistojęs gyvena Balyje, Kangų. Ir jo, pakvietė šiandien vakare atvykti į tokį evenčiuką, gyvos muzikos tokį vakarą, sakė, rengia kartą per mėnesį. Tai pagalvojau, kad tikrai labai smagu būtų sudalyvauti ir nuvykti ir apsilankyti ir pamatyti kažką tokio kultūrinio, vietinio. Tai tikrai vakare dalyvausim tada su Jasinu ir dabar jo, nežinau net ką veiksiu, einu dar pagalvosiu. Ko gero, kad lėksiu link Ubudo.
Gal šiek tiek prisėsiu prie darbų ir tada jo, link vakaro atvažiuosim anksčiau jau link Čangų. Gal dar pavyks saulėlydį pagauti, pamatyti. Tai dienelė šiandien tokia. Tai realiai už minutės kelio su motopirke radau čia tokį kioskelį to Telekomselio. Tai tikiuosi, kad turės, aišku turės. Einu, paklausiu, ką turi, ko neturi. Kągi. I need internet. I have a SIM card, but I need only internet. Can I check your number? Yes. Kažkokiam apipyskėm užsiminėja. Ten yra kioskelis, tai tenai kaina dviguba. O čia gali užeiti vidų ir manau, kad čia bus daug mažesnė kaina. Nes aš už 25 gigabaitus Džakartoj sumokėjau 60 000 kartu su kortele. Žinau, kad Balyje kaina yra aukštesnė, bet tikrai ne tiek. Hi, I need internet. I have a SIM card, I only need refill. Yeah. Reikėjo kokį 20 minučių palaukti, nes čia jau visi vietiniai eina. Čia neina turistai, nes turistai perka kur brangu ir kur laukti nereikia. Aš galvoju, laiko turiu, niekur neskubu. Tai žodžiu, čia man suvedė į telefoną, sako, kokio plano norėsiu, tai prasideda nuo 18 gigabaitų, kainuoja 40 000, o man siūlė už 125 gigabaitus. Tai va, pasimsiu už 40 000, 18 gigų, aš būsiu, kiek čia lieka man gal. Šiek tiek daugiau negu beveik 3 savaitės, tai tikrai užteks 18 gigų. Jeigu turite laiko ir esat Balyje ilgiau ir niekur neskubat ir aplamai Indonezijoje niekur neskubat, tai tiesiog ieškokite Telekomsel centrų, kaip Telia, kaip Bitė, kaip Omnitelis. Ne, Omnitelio nebėra, meluoju. Nesvarbu, žodžiu, supratot, ką turiu omeny, tai netokių kažkokių kioskų, tenai yra labai overpriced kainos, kai kur dvigubai, kai kur netgi trigubai, čia priklauso nuo ko papulsit, bet eikite tokius salonus. Įsigijau lietpaltį. Sumokėjau 12 000, čia 7 centų. Kažkokia ceremonija vyksta. Ir vėl nėra blogo oro jam. Nenustoja, bet biškai apsiramino, tai aš nežinau, kada nustos. Tai bandau važiuoti. Pasiėmiau lietpaltį. Tai plaukia. Prieš apsilankant pas Tomą, nes atvykom 20 minučių per anksti. Tai labai gražus vaizdai, važiavom keliu, kuriuo važiavau tik vieną kartą praeitais metais, o dabar prie Rice Field. Faina vietelė, žiauriai faina vietelė, vadinasi Rice Resto. Geras meniukas. Don't forget
There is unknown inside you. Don't turn away from yourself by being like somebody else. Don't turn away from yourself by being like somebody. Don't turn away. Yeah, so it's really beautiful to let yourself make mistakes and don't put too much pressure, especially if it's an evening like that. If there would be a big concert and stuff like that, more pressure, more responsibility. Oi, oi. Saugi namuose. Wow, labai džiaugiuosi, kad mūsų su Tomu suvedė keliai. Tomai, jeigu žiūri mano vlogą, dar kartą labai didelis ačiū. Darai nepaprastai gražius dalykus ir organizuoji nepaprastai puikius renginius. Tai tik noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad buvau ten, kur buvau. Sutikau labai daug įdomių ir puikių ir šviesių žmonių, žadančių labai daug. Ir buvo labai gera ir buvo labai šilta. Tai tą gaidą ir užbaigsiu šitą vakarą. Ačiū draugai, kas žiūrit, ačiū, kas remiat. Užsukit į Ko-fi, Nomad Brunet. Ir jo, nesustokit kurti. Nesustosiu kurti ir aš. Kažkaip aš šitą vakarą labai įkvėpta. Ir ta visa gera energija, kurią dalinomės tam susitikime, tikiuosi, kad ją nešiosios dar ilgai. Pasilikau kelias įdomias pažintis ir labai gražius atsiminimus. Tai ačiū dar kartelį. Myliu, bučiuoju ir iki. Labas rytas, draugai. Šiandien bėgu iš ryto darytis masažą. Nepaprastą masažą, o balinietišką hindų ritualinį masažą. Girdėjau labai daug įvairių atsiliepimų, tai noriu apturėti šitą patirtį. Kai atvyksiu į vietą, šiek tiek daugiau galbūt papasakosiu. O dabar skubu, atlėkiau nusimti pinigų. Geros dienelės. Good morning, selamat pagi. Ya, oke. Halo, good morning. Selamat pagi. Pagi, apa kabar? Halo. Hai.
How are you doing? Good. Aruna. Nice Aruna. to meet you. Aruna. Where you from? From Europe, from Lithuania. Lithuania. Yeah. Wow, I prepare roll for you. Sure. Yeah, so. Oh, I'm mixing my words. Thank you so much. I'm very happy that you had the time for me. Okay, let's Yeah. go. Yeah. Yeah. Okay. Jei atvirai, tai net nežinau, ką pasakyti ir ar aplamai kažką noriu sakyti. Ko gero, kad pirmą kartą gyvenime aplamai turėjau tokią patirtį. Ir manau, kad šita patirtis reikalinga kiekvienam žmogui, kas turi savyje užsislėpę kažkokį pyktį ar blogą energiją. Manau, kad tai yra tikrai privaloma patirtis. Mano rankos labai drebėjo, dabar jau nurimo. Masažas buvo labai intensyvus, giliųjų audinių. Taip pat buvo garso sound healing, nežinau kaip išversti taisyklingai. Ir visą susikaupusią blogą energiją iš manęs išleido ir prašė visatos, kad mano kūnas susilietų iš naujo su mano siela. Tikrai jaučiuosi daug laisviau dabar ir daug geriau. Dar daug ką reikia suvokti ir suvirškinti, kas ką tik įvyko. Bet viso proceso metu tiesiog norėjusi išleisti viską. Aš neturėjau jokių lūkesčių, nieko. Bet šitas dalykas tikrai yra labai powerful. Po viso masažo duoda kambarį. Kur galiu pailsėti ir tiesiog būti kiek reikia. Ir sudušinti nuo visko, nes masažavo su aliejais ir žolelėm ir taip toliau. Tai žodžiu, labai trumpas feedbackas apie šitą dalyką. Bandau grįžti į gyvenimą. Iki draugai. Rytelis, draugai. Praėjo lygiai para po mano healing session. Vakar, jeigu atvirai, tai visiškai nieko neveikiau, visiškai nieko nedariau.
Norėjusi tiesiog tokios ramybės, visiškai ramybės ir gal šiek tiek suvirškinti pro ką vakar praėjau ir jo, tai tiesiog niekur nefilmavau. O šiandien rytas prasidėjęs nuo pasivaikščiojimo Paryžių laukus. Tada ketinu aplankyti vieną kavinukę, kurią jau seniai labai noriu aplankyti ir labai keista, kad praeitais metais Balyje jos netradau, nes jinai yra Ubude, prie pat Ubudo. Tai tikiuosi, kad bus įdomu. O šiaip daug apie tą healing session gal neužsipasakosiu ir neužsitemsiu, nes kažkam įdomu, kažkam neįdomu, bet kaip ir minėjau anksčiau, tikrai svarbus ir labai stiprus dalykas. Tai jisai realiai prasideda pačioje pradžioje su mantros kalbėjimu, su čantinimu, tada bando, sakykime, nežinau kaip čia lietuviškai, man tiksliai visas tas frazes išversti, bet bando į tavo kūną grąžinti sielą ir išvalyti visą blogą energiją, kuri yra susikaupusi tavyje, nes jie tiki, kad visa bloga energija slypi giliai pas mus raumenyse, kauluose ir tiesiog tokiais labai skaudžiais judesiais jie bando išvalyti ją. Ir jo, po to masažo metu tiesiog atrodo norisi rėkti, klykti, nes tikrai pirmas dalykas tai yra skaudus, o antras dalykas visiškai nesąmoningai bėga ašaros. Atrodo tikrai eina iš tavęs tas visas piktis ir blogis ir tiesiog man, kadangi aš šiaip jautresnė siela, tai pas mane viskas eina per ašaras. Tai pas mane jokių klykimų nebuvo, bet kai ten masažavo tą kūną, tiesiog norėjusi dantimis įkabinti kažką, nes tikrai labai skauda. Šiandien leškutės labai skauda, nes ypač per leškas, kai masažuoja su šitom vietom ir vyras, jis tikrai nežiūri, ar tu moteris, ar tu vyras, masažuoja visus vienodai. Tai skauda šiandien šiek tiek kojas. Bet žodžiu, po kovos savo ritualo eisiu į sporto salę išsportuoti. O paskui gavau pasiūlymą apsilankyti vienoje kavinukėje Balyje. Jie man parašė ir pakvietė, suteikė 20% nuolaidą tam, kad paskui sukurčiau kokį reelsą ar šiaip pareklamuočiau. Tai galvoju, kaip pabandysiu, nes labai patiko jų Instagramo profilis ir jų misija, tai pabandysim. Tai žodžiu, paskui dar po sesijos kalbėjausi su guru, kuris ir vedė visą tą sesiją ir atsakė į kelis. Nei daug, sakiau, kad turiu daug klausimų, bet išsirinkau tik kelis, kurių paklausti, nes tam, kad tikslingai atsakytų į man rūpimus klausimus. Tai labai įdomi patirtis, labai visiems rekomenduoju ir šiandien jaučiuosi gerai. Kūnas lengvas, mano mintys irgi lengvos, po rytinės meditacijos jaučiuosi dar geriau, tai džiaugiuosi, kad galiu tai pradėti savo dieną. Viskas nedaug žodžiauju, lekiam į Ryžių laukus. Tai žodžiu, čia įėjimas į šitą vietą toks gan užslėptas, tai parodysiu, pro kur įeiti. Bėgam. Magical Rice Feeling Ubud. Jisai yra priešais Joko tokią parduotuvėlę arba Mino Jewelers, nežinau. Einam patikim. Čia tokia skylė pradžiai. Reikia praeiti tuneliukus.
Ir čia geras ženklas, kad einat, kur reikia. Šiaip galiu pasakyti, beveik kiekvieną dieną lyja, bet išpuola tokie momentai, kai tiesiog giedra būna, gražu ir žalia. Iš tiesų tai net neįsivaizduoju, kiek toliai jisai eina, bet mano suvokimu praeitais metais bent jau kaip dariau, tai kokius 4 gal kilus į priekį ir tiesiog yra toks ratas apsisukimas. Ir tada man rodos išlenti prie tos turgelės, to turgaus, kur pravažiavau kažkada. Jis ten irgi apsuptas ryžių laukų. Aukų paminkliukas. Juokinga, bet vidury laukų kabo plakatas su kandidatais rinkimam. Šiaip jo, prieš porą dienų čia vyko rinkimai. Rinko merą, sakykim, man rodos. Tai rinkosi chebra balsuoti. Atrodo, kad irgi darys kelią, kaip ir toj turgavietėj su plytom ir užrašais visokiais, nes iš šonų visur išklota, jo jau pradėjo. Ir faina, ir nefaina tuo pačiu, nes man taip norisi to autentiškumo ir kad būtų viskas kaip buvę, bet tuo pačiu, taip ir belis tobulėja. Eina į priekį, taip sakant. Gaila, kad daug kur labai statosi naujų visokių vilų ir taip toliau, tai kertami miškai. Mačiau, čia chebra bando dar ir protestus kažkokius daryti, bet tai ką čia padarysi. Atskleidžiau paslaptį, tai va, galima ant stolų, tai donėtini 400 000 ir tada tavo lentutė su tavo vardu ir tavo užrašais atsiras balio keliuke. Vyrukas papasakojo, ką čia daro. Ok, suksima, good luck. Nice. Tai paskui vaikštant po laukus pilna kavinukių, plantacijų, jeigu atvirai, tai net nežinau, kas čia auga. Geras. Tokia ramybė. Tai kaip ir sakiau, išlindom į turgų. Tai apeisim turgelį ir bus kokie 4-5 kilometrukai. Geras.
Žiūrėkit, kiek čia visokių gerybių. Čia kasava, tas bulvė saldi su kokonut, čia kokonut su rais, čia visokie tokie saldukai, vaisiukai. Tamari gal kažką pasiimti. Stovi toks vežimas su moto. Wow, never seen. Ai, čia kinas. Atvariau patikrinti dar vienos vietos Balyje. Kavinukės. Labai looking forward. Čia ir viešbutis, kaip suprantu, yra. Selamat pagi. Oi. Gebra, tokio dalyko dar nemačiau. Wow. Nerealu. Yra pačioj vilutės. Wow. Kavytė čia kainuoja nei daug nei mažai, 1000 rupijų, tai realiai apie 2 eurukais su viršum gaunasi. Bet va geri su vaizdeliu. Nepaprastai faina. O draugai, šiandien labai vėlai paėmiau kamerą į rankas, nes visą dieną tiesiog enjoyinau su Tomo draugija, su lietuviu, su kuriuo susipažinau Stojūrį ir tada jisai pakvietė atvykti į Čangų, į muzikos vakarą, pasibuvimą ir šiandien jis man parodė tokį spa. Tai dabar lietus lyja, šiaip labai fainas momentas, leidžiasi saulė, tai visur labai crazy toks mūdas. Bet žodžiu, čia yra vietos dirbti, gultai, tralele, basiniukas, hamamas, kelios karštos saunos, viena akmenų ir kita elektrinė ir šaltos vonios. Pirmą kartą savo gyvenime išbandžiau šaltas vonias
Ir šiaip Tomas stebėjosi, bet išbuvau vienoje 3 minutės ir kitoje 3 minutės. Vienoje temperatūra nuo 12 iki 14 lygtais, o šita pati šalčiausia nuo 8 iki 4. Nu, nerealu. Aš išlindau. Toks jausmas, kad smegenis užšalo. Bandžiau kalbėti, bet net negalėjau normaliai ir išlaus sakinio pasakyti. Žiauriai crazy dalykas. Tai čia gali ir masažų pasimti, pasidaryti, ir yra baras su labai labai padoriomis kainomis. Jo, nerealūs dušai, vanduo. Labai puikiai vieta iš tikrųjų. Ir labai keistos spalvos, gražios, ne? Saulėlydis. Moterų viršūkai. Labai trumpai parodysiu tik vieną dalyką, kuris man žiauriai fainas buvo. Pažiūrėkit, kiek daug skirtingų lasijonų. Kokios nuotaikos esi, su tokiu gali ir pasitep. Žodžiu, viskas. Merginos čia kitos prausėsi, tai tikrai nefilmuosiu svetimų šiknų savo irgi. Tai varysiu dabar į meditaciją, tai gal šiek tiek pavyks pafilmuoti, bet ten, kai pradėsim medituoti valandą laiko, tai neturėsim jokios pertraukos, tai gal ir ne. Bet toj pačioj vietoj vyksta Čangų, tai susimatysim žodžiu iš vėliau. Myliu, bučiuoju, čia.